Planuota akcija prieš benzino kainų pasiutpolkę patyrė fiasko. Kaina nepatenkinti vairuotojai raginimus paralyžiuoti degalinių darbą neatsiliepė. Akcijos organizatoriai rankų nenuleidžia ir žada vairuotojus kviesti protestuoti po 2 savaičių. Degalinių atstovai sako, kad tokios akcijos naudos neduos. Esą vienintelis būdas sumažinti benzino kainas - reikia mažinti akcizą. Tačiau premjeras tokį siūlymą iš karto atmeta. Iš 5 litų aukštumos nenusileidžianti benzino kaina gąsdina vairuotojus, tačiau dar ne taip, kad jie imtų protestuoti. Šiandien turėjusi vykti akcija prieš rekordinės degalų kainas patyrė fiasko. Neatsirado norinčių paralyžiuoti degalinių darbo ir piltis tik litrą benzino arba tik už 1 litą. Kad degalinėse susidarytų didesnės spūstis, akcijos organizatoriai rekomendavo už tuos kelis lašus degalų atsiskaityti centais arba mokėjimo kortele. Skelbta, kad prie akcijos planuoja prisijungti keli šimtai vairuotojų. Jie turėjo 3 kartus per dieną važiuoti 3 skirtingas degalinės. Tačiau tuo metu degalinėse benzino pylėsi pavieniai benzino kainomis pasipiktinę, bet nieko apie protesto akciją negirdėję vairuotojai. Manau, kainos vis tik tai yra nerealios, netitinka pragyvenimo lygio. Tikrai, sakykime, orientuokime į tą vidutinius atlyginimus uždirbančias pajamas žmonės. Tai, turim daug ko atsisakyti turbūt, kad išliktų šitas komfortas, važinėti ten, kur norim, jau taip nebedarom. Tiesiog važiuojame ten tik taip, kur būtinai reikia. Gazdina. Kaina tikrai gazdina. Nežinau, kas bus paskui. Kaip man, ar dar gali augti kaina? Aš manau, kad gali dar augti. Šiaip, kaip vartotojams, tai kainos nemanau, kad turėtų augti, bet panašu, kad jos toliau augs. Stengiuosi kažkiek mažiau važinėti, bet vis tiek poreikiai yra ir važinėjau, kiek poreikiai reikia. Ar jaučiasi, kad daugiau kurų išleidžiat? Jaučiasi. Padidėjo išlaidos? Padidėjo. O gal skaičiavote, kiek padidėjo? Nežinok, neskaičiau, bet padidėjo gan neblogai. Naftos produktų prekybininkų atstovas Lukas Vosylius sako, kad tokios protesto akcijos nukreiptos ne prieš tuos. Esą degalinė sumažinti benzino kainų negali. Pelno jau nebėra kur karpyti. Degalinių veiklos marža arba degalinių antkainis yra susitraukęs iki minimumo. Šiuo atveju benzino atveju tai yra iki 4%. Tai net jeigu ir degalinės dirbtų be savo antkainio, jeigu nemokėtų savo darbuotojams atlyginimo ir nepasimtų visiškai savo skirtos, pavadinkim, pelno dalies, naftos produktų kainos vis dėlto išliktų tokiame pat lygyje, kokiame yra. Kitaip sakant, ta didmeninė kaina, kuri yra nustatyta gamyklos, jinai išliktų, o tie protestai nukreipti prieš degalinės to rezultato neduotų. Akcijas, kuriuose raginama sudaryti spūstis degalinėse pilantis kuro vos už 1 litą, vairuotojai rengė ir anksčiau. Ir nors tokios akcijos įvykdavo, susirinkdavo keli šimtai vairuotojų, tačiau jos laukiamų rezultatų nedavė. Benzino kainos ir toliau šovė į aukštumas. Degalų prekybininkai teigia, kad vienintelis būdas sumažinti benzino kainas - sumažinti akcizo mokestį. Premjeras atkerta, kad neverta rizikuoti mokesčio surinkimu. 3 metus iš eilės mes kažkodėl taikome 21% didesnį akcizo tarifą negu leidžia ES. Ir mes esame įsitikinę, kad tas akcizo tarifas turėtų būti sumažintas iki minimumo. Žinant, kad mes kaiminystėje turėjom Rusiją, Baltarusiją su ženkliais kainų skirtumais. Seime yra pateiktas užregistruotas įstatymo projektas, kuriuo siekiama atstatyti benzinų taikomą akcizo tarifą iki minimalaus. Sumažinus akcizo tarifą iki minimalaus, dar pridėtinės vertės mokestį, kurį mes mokome, 1 litras benzino galėtų atpigti 30 centų. Pasak Luko Vosyliaus, panašų siūlymą svarsto ir šiais metais akcizą padidinusi Latvija. Esą, jei Latvija grįž prie mažesnio akcizo degalams, Lietuvos vairuotojų keliai nusidrieks ne tik iki Baltarusijos, bet ir iki Latvijos degalinių. Šiek tiek yra neramumo, kad jeigu mūsų parlamentas nepritartų, o Latvijos parlamentas pritartų, tai kainų skirtumai tarp Lietuvos ir Latvijos benzino atveju susidarytų labai ženklus. Ir vėlgi, jau ir taip mūsų benzino rinka susitraukusi, mes turėtumėm dar kritiškesnę situaciją, kai mūsų tautiečiai, tikrai ne vidinė patriotizmo, o daugiau žiūrėdami savo kišenės, piltųsi benziną Latvijoje. Premjeras Andrius Kubilius abejoja, ar akcizo sumažinimas leistų žymiai atpiginti benziną. Aukštas kuro kainos visų pirma lemia naftos žaliavos labai ryškus pabrangimas. Tikėtina, kad naftos žaliava gali ir atpigti, bent jau tokių tarptautinių agentūrų pranešimų tenka irgi matyti. Tai, iš tikrųjų situacija nėra paprasta ir nėra lengva, labai gerai suprantam žmonių nerimą ir susirūpinimą, tačiau kokie nors neatsakingi veiksmai, intervenuojant į mokesčių sistemą,
tikrai nebūtų pats geriausias atsakymas dabar. Ekonomistas Gitanas Nausėda palaiko vyriausybės poziciją. Pasak jo, sumažinus akcizą biudžetas netektų pajamų, o sumažėjus pajamoms kelyje į 3% deficitą atsivertų dar viena duobė. O ką darysime, jeigu, sakykime, geopolitinė įtampa paaštrės ir naftos kainos dar pakils kokį $50 už vieną barelį? Būsime arsenalą jau iššaudę, išpiškinę, taip sakant, ir ką tada veiksime? Vis tiek, kaip ten bebūtų, mažesnio negu minimalus ES nustatytas akcizas mes negalėsime taikyti. Supraskime, kad tokios priemonės jos yra vienkartinės, jos yra vieną kartą panaudojamos ir galbūt verta jas pasilaikyti tikrai kritiniam atvejui. Prognozuoti, kiek dar galėtų didėti benzino kaina, sunku. Pasak ekonomisto, viskas priklauso nuo situacijos artimuosiuose rytuose. Manau, kad viskas priklausys nuo įvykių scenarijaus artimuosiuose rytuose. Visgi sutikime, šiuo metu tai yra bene svarbiausias veiksnys, kuris lemia aukštas naftos kainas. Ne vienintelis, bet tikrai svarbiausias. Ir sunku labai būtų prognozuoti įvykių tiekmę būtent to karinio konflikto, galimo karinio konflikto su Iranu tikimybę. Bet pasakysiu tik vieną, jeigu neduok Dieve taip atsitiktų, tai tikrai mes džiaugtumėmės ir prisimintumėme su nostalgija šitas kainas, kurias turime šiandien, nes jos būtų tikrai dar gerokai didesnės. O jeigu visgi konfliktas bus išspręstas diplomatinėmis priemonėmis ir šiek tiek tais kalavėjais pamasavus bus grįžta prie normalaus dialogo, galimas dalykas, kad naftos kainos stabilizuosis ir stabilizuosis šiek tiek žemesnio lygio negu yra dabar. Prieš benzino kainų pasiutpolkę protestuoti pasiryžę vairuotojai rankų nenuleidžia. Žada degalinę šturmuoti po 2 savaičių.